Man šventės siejasi su šeima, nes, tarkim, kiek atsimenu savo švenčių, ta prasme, Kalėdos, tai yra šeimos šventė ir tikrai neįsivaizduoju šitos šventės, tokios didelės šventės be šeimos. Tarkim, būdavo net galimybės į stovyklą važiuoti ar kažkokios tai varžybos, tai visada buvo pirmenybė šeimai ir būtent šitai šventei. Per šventes, vis tiek kūčios būna toks tarkim, be mėsos vakaras, ar ne, o per Kalėdas, tai viena diena, tai nieko labai ir neišmuša iš vėžių, o dažniausiai jau antrą dieną Kalėdų, tai jau grįžtu čia į Vilnių ir jau bandau atsistatyti ir grįžti į formą. Atsimenu, bent jau dabar pirma mintis, tai su nuotoliniu valdymu mašinėlė. Tai ir aš ją buvau kaip tik radęs spintai paslėptą. Ir po to ją gavau po eglute radau. Tai man buvo toks nesupratimas, galvoju, kaip čia ir Kalėdų senis ir ten buvo spintoje. Tai taip ir kol nesužinojau paslapties šitos, tai nesupratau, kas kaip. Tai galbūt bus silkė su actu, o mėgiamiausias tai bus virtinukai su grybais ir padažu. Galbūt Kalėdos, nes man vis tiek, ta prasme, yra toks truputėlį susikaupimo ir pabuvimas su šeima, nes tikrai kartais trūksta ir po Kalėdų, tarkim, toks būna iš tikrųjų, tu pasijauti, kad turi šeimą ir būna tikrai toks teigiamų emocijų metas. O nauji metai tai vis tiek yra, aš švenčiu su draugais ir aš gyvenu su jais, tai ir taip nemažai laiko praleidžiu, tai ta prasme, toks ir skirtumas. Nežinau, galbūt Australija ir manau, truputėlį gal būtų keista, nes čia pripratę vis tiek daugiau mažiau ir sniego, ir šalčio, tai būtų toks keistas. Aš beje Australijoje nebuvau, bet taip daug maž įsivaizduoju, nes aplinkui jau teko pabuvoti nemažai kur, bet kažkodėl tai norėčiau ten. Nežinau, galbūt tai svajonė, kurią kažkada išpildysiu. Ne, neteko. Visada sveikas, gyvas būdavau, tai bent jau daugiau mažiau vykdavo šventimus. Save kartais pagaunu, kad skiriu dėmesio per daug savo ir, ta prasme, pamirštu draugus ir apskritai tai galbūt tai aplinkai savo draugams ir ne tik draugams truputėlį būti dėmesingesniu.